Tai sveiki atvykę į antrą seriją, kaip mes dedam iš 1.6 į 2 litrus kitam sezonui variklį. Šiandieną jau turim atsivežusi kėbulą, variklis, kaip matėt, praeitoj serijoje yra surinktas, tai pradėsim dėliotis planus, kaip ką reikia pakeisti variklio skyriuje, jog 2 litrų motoras mums čia tilptų. Tai pradėsim nuo darbų, kad mums reikia pašalinti lonžerono vieną ausį, reikia spręsti reikalą dėl vairo stiprintuvo siurblio, nes vairo stiprintuvo siurblys pas mus yra elektrinis ir jis yra ganėtinai nemažas. Reikia matuotis, ar mums telpa variklis per jį, ar reikia jį perkelnėti į kitą vietą. Tada reikia nusardyti laidynus, akumuliatorių, žodžiu, overall mums reikia pasiruošti variklio skyrių, pradėti matuotis variklį į vietą, žiūrėti, kas tinka, kas netinka ir viską pritaikyti, kad viskas tik. Nieko nelaukiam, kimbam į darbus ir renkam į kėbulą variklį. Žiūrim, kaip sekasi. Tai prisimatavom variklį. Čia maždaug pasitaikėm, kur turės būti ausis, bet negaliu iki galo užtikslinti vietos, kadangi mums trūksta vietos ties vairo stiprintuvų, kas iš pat pradžių buvo niuansas, kad turbūt triuks. Nusigręžiojom originalią ausį, tai dabar mums labai reikia pabandyti išgauti maksimaliai siurblį link firewallo. Ta padarius, tada galima bus galutinai prisimatuoti motorą, kaip jisai atsistoja, galutinai prasigręžti šitam skylės ir realiai viskas. Toliau persikeliam, kas dar buvo dėl šitos pagalvės originaliai, kadangi, ne originaliai, čia iš vis siurblys net ne nuo tos mašinos yra. Bet principė, tai reikėjo persukti šitą žarną, tai dešinėje, nes jie per čia ir tai tiesiog tiesiai per pagalbę būtų. Ir šitą vamsdelį ploną reikėjo tiesiog sutrumpinti, pakreipti bišį kampą. Tai toks easy. Šitoj vietoj easy, kad pilnai mums atsistotų jau pagalvė. Tai tik tais mums trūksta vietos dabar čia, tai reikės ją atsistumti, viską sureguliavus, dar kartą nuleisim variklį lauk, tam, kad galėčiau tvarkingai čia epoksidinių gruntų pasigruntuoti, pasidažyti, skylės užsidaryti, kurias prasigrėžė ir viskas. Tada galima bus įdėti motorus. Dar ką padariau, tai pasirašiau pusašius, sudėjau nuo B serijos išorinės granatas, tada apkeičiau vidinės granatas, viską pasirašiau, kad pusašiai būtų ready dėti. Tai dabar reikia pasidaryti tuos kelis niuansus ir tada prisimatavus, viskas galima bus pastatyti motorą jau fiziškai į variklio skyrių ir tada pradėti jungtis laidus, susijungti kurą, aušinimą. Dėl radiatoriaus dar yra niuansas, nes kaip ir mano difuzorius originaliai yra didelis, jisai greičiausiai turbūt netips, bet dar nežinau, nes iki galo motoras nebuvo primatuotas. Iš esmės, šiandien ką, darbus baigiam, viską susimatavom, susižiūrėjom, rytoj kibsim į darbus dėl vairo stiprintuvo tvirtinimo, perkelsim jam kitą vietą ir viskas bus gerai. Tai susitinkam kitą dieną, sakau. 911, it's an emergency. Cowards tried to murder me from hood to the birds. Every one of you niggas heard of me. Shit, I'm legendary, niggas scary and paralyzed. Nothing more I despise than the liar. Kills let me free. I proceed to make them shiver when I deliver criminal lyrics from a worldwide mob figure. Thug niggas from everywhere, Mr. Machiavelli. Niggas is waiting for some thug shit, that's what they tell. So many rumors, but I'm infinite, immortal outlaw. Switching up on you ordinary bitches like I'm Southpaw, you get left. And every breath I breathe until the moment I'm deceased will be another moment falling as a day. I grip the crowd, then I start again. Eternally I live in sin until the moment that they let me breathe again. The hard time I came back. I hustle with these lyrics as if it's a gang of crack. Thugging is in my spirit, I'm lost in London? Gerai, nebekankinama, atrodo, užtenka, karoči, pabandėm. Все, užtenka. Nu ką, motoriukas surinktas, vakar iki pusės 2 bandėm jį užvesti. Nu kaip, realiai rinkom, bet užvest bandėm jau ant galo.
Tai nepavyko. Pastiprinimui turim dar kaškių pavyzdinių. Viena, antra. Ir šiandien bandysim jau užvesti. Pasižiūrėsim pavyzdžius pagal šitą modelį, nes panašiai viskas irgi yra jau čia prikrapštyta, pridraskyta. Tai turėtų pavykti. Šiandien turėtų pavykti užvesti mašiną. Gal. Jau iš šitos duslės girdėsim ba. Viskas kaip Tai sveiki sugrįžę į dar vieną dieną. Ir šiandieną nuotaika iškart geresnė. O geresnė todėl, kad šitas daiktas jau užsiveda ir dirba be jokių problemų. Tai kas jam buvo? Mes šeštadienį planavom ją visą pilnai surinkti nuo radiatorių, visų šlangų, vakumų ir taip toliau iki pilno užbaigimo, nuo išmetimo absoliučiai viską būtume pabaigę ir liktų tik tai salone prisitvirtinti, pagaminti laikiklį pavarų svirčiai. Ir nebuvo plano ją užvesti šeštadienį, bet kadangi viską surinkom, supratom, kad tik tais kelis laidus pajungiam ir galim pamandyti išgirsti balsą tos mašinos, tai mes tą ir padarėm. Tai apie 12 val. Pradėjom prasivedinėti laidus ir apie galbūt be 21 darėm pirmosius bandymus. Pradžiai neturėjom degimo, tai dėl degimo buvo tiesiog anksčiau akumuliatorius atvirkščiai, tai masės išjungėjo signalas atvirkščiai, žodžiu, ten aš ten elektroje daug nesigaudau, čia visas darbas buvo tėvuko, žodžiu, ten kažkur kažkas apsikeitė, bet padarė, greitai atsirado tas degimas. Bet niekaip nesupratom, kodėl nėra kibirkšties, nes kuras ateina, viskas gerai, bet nėra kibirkšties. Kadangi buvo jau labai vėlų, pusę antros nakties, galvos tikrai nežiožiausios, nuo ryto dirbom prie mašinos, tai nusprendėm, kad užteks, važiuojam namo, kitą dieną, sekmadienį, švariom galvom, manau, rasim, kur yra problema. Ir viską mes pasijungsim. Kadangi vis tiek tai kitas kompas pirmą kartą svapinam kažkė iš B16, tai yra klausimų. Tai žodžias gavos, kad sekmadienį iš karto dar paskambinau draugui Viliui, už ką dėkingas, jog jis dar tokiu metu, kada yra šalta ir purvina, atgabeno savo projektinį penktuką, kuriame taip pat yra sumontuota K20 variklis. Mes tuos laidus kaip pavyzdinius norėjom susitikrinti, ar viską mes teisingai padarėm. Tai taip ir padarėm. Viską susivedėm laidus grinai idealiai taip pat, kaip viskas yra sujungta pas Vilių, bet milijonas bandymų ir mašina vis tiek nesiveda. Tai galvosakis buvo didžiausias, aišku, mano tėčiui. Didžiausia pagarba už jo kantrybę, nes žmogus nuo vienos mašinos klupinėjo prie kitos, o aš realiai berankis tokioje situacijoje, nes su elektra tikrai, sakau, maksimaliai nesigaudau. Nežinau, kaip ten tie signalai turi pareiti, nuo ko pareiti, kada gerai, kada jis pareina, kada negerai tas, kad signalas pareina. Žodžiu, nesvarbu. Tai pravargom visą dieną. Ir galiausiai pasakė tėtis, kad negali čia tai būti, aš jau viską sujungiau, jinai turi vestis, nėra šansų, kad čia kažkas nedajungta iš kompo pusės, iš provodkės pusės. Tai pradėjo minėti, kad reikia žiūrėti laidus, tiesiog, kad reikia žiūrėti jau prie pačio variklio daviklių, kurie duoda signalą dėl degimo, nes absoliučiai neturėjom jokios kibirkšties. Tai tokiu būdu pradėjom ieškoti problemų, nors variklis, kaip pirkom, dirbo, vedėsi, važiavo ir viskas tvarkoj. Tai labai būtų keista kabintis prie daviklių, kurie nebuvo judinami, kol mes rinkom viską aplinkui naujom detalėm. Bet visko būna, gal kažko nedajungiam, vis tiek buvo viskas išardyti ir taip toliau. Tai perėjom prie daviklių paieškos ir ties pirmų daviklių, kuris labiausiai atsakingas yra už variklio degimą, kad matytų ir duotų kibirkštį. Tai pirmąjį daviklį pasižiūrėjom, viskas pajungta kaip ir gerai, bet sakom, pabandom nusiimti, gal yra skylės, gal dar kažką, tai pabandom nusiimti tą daviklį. Nusiėmus tą daviklį,
keista situacija, gaila, kad nenufotkinau nuotraukos, nepadariau, nes kai radom tą gedimą po tiek valandų paieškų, kodėl mašina nesiveda, tai iš tos emocijos pamiršau nufotkinti, staigiai sutvarkėm tą problemą, dėjom atgal ir norėjom pabandyti ar užsives. Esmė, kad yra daviklis, kuriame yra 3 kontaktai. Nežinau, kokiu būdu, ar buvo iš anksčiau palinkę 2 kontaktai, ar kaip gavosi, nes fiškė užsimovė tikrai, aš aplink variklį pats provotkė sujunginėjau. Tai visos fiškės movėsi labai gražiai, be jokių trikdžių kažkokių, gražiai visur viskas užsifiksavo, nieks nesulaužyta, nesugadinta. Bet gavos taip, kad 2 kontaktai nusilenkė ir neįlindo į fiškės kontaktus, o vienas įlindo į fiškės kontaktus. Tai automatiškai tiesiog 3 kontaktai nebebuvo fiškėje ir taip nematė degimo. Ir automatiškai mums nedavė dėl to kibirkšties. Tai kontaktus atlenkėm, prijungėm fiškį, įdėjom atgal daviklį ir mašina išpusė pasisukimo, užsivedė. Tų emocijų nebebuvo daug, todėl kad nors labai laukiu, kol išgirsiu tą jos pirmą balsą, bet pavargom emocionaliai, bandymų visokių pridarėm, išdraskėm laidų, kurių nereikėjo, tiesiog ieškojom jau sliekų ir tokiu būdu nebeliko emocijos, bet šiai minutį labai džiaugiuosi, nes mašina viskas tvarkoj, nieks neleidžia, jokių kasekų, viską ką padarėm gerai. Tai žiauriai džiaugiuosi. Dabar ką, šiandieną dar atvažiavau supilti į dėžę alyvą, nes nebuvom jos daug birbinė, todėl kad nėra dėžė alyvos, tai nenoriu, kad ten sausa būtų, kol motoras sukasi. Tai supilam likusius skysčius ir pabandysim užvesti ir prašildyti, pažiūrėti, ar viskas tikrai nekaista, viskas kaip turi būti. Ir kitoj savaitė planuosim ją vežti ant stendo programuoti. Žiūrim, kaip toliau seksis. Tai sugebėjau mikrofoną palikti namuose, tai naudosiu telefoną kaip garso išvedį jums, kad būtų geresnis garsas. Tai kokius skysčius mes naudosim į variklį, į aušinimo sistemą, į dėžę. Tai viską turim čia. Tai lygiai taip pat kaip ir į 1.6 B16 variklį naudojau G11 aušinimo skystį iš Sado. Taip pat iš Sado variklinė alyva. Faktas, kad visa produkcija bus iš Sado, nes ji yra tiesiog geriausia šiai dienai. Tai daug kas buvo atklausę į blokiruotę. Tai blokiruotę aš naudoju šitą alyvą. Sado jį turi, galite visada užsisakyti. Tai aš ją naudoju, man visiškai viskas buvo puikiai. Tiek temperatūros, jokių problemų. Ta prasme, labai, nes daug kas su Hondom iš seno yra įsikandę, kad MTF-as, tepalas ir viskas su kitom ten dėžės nevažiuoja. Važiuoja visi ir varikliai ir dėžės, jeigu jūs naudosit kokybišką alyvą, viskas važiuos. Taip pat naudosim būtinai į dėžę priedą, nes žinot, kokiom apkrovom tos mašinos mano važiuoja, tai būtinai naudoti reikia tos priedus, kad tiesiog sumažintų trinti, milijoną kartų esu pasakojęs, bet esmė būtinai naudosiu į variklį taip pat. Variklis yra stovėjęs nemažą laiko dalį, todėl dėl šventos ramybės aš visada sportui. Jeigu varikliui viskas yra gerai, jisai nevartoja alyvos ir viskas su jo tobula, tai visada vieną švirkštą naudoju. Jeigu 5 litrai pilasi į variklį, tai vienas švirkštas ir galėsiu ramiai ribotuvą daužyti ir jokių problemų nebus. Tai va, tai tokie skysčiai. Tai dabar aušinimą turim susipylę, variklinę turim susipylę ir dabar pilsim dėžės tepalus ir tada kelsim priekinę dalį mašinos į viršų, kad pakiltų ratai, kad galėčiau užvesti mašiną, jungti bėgį ir tiek revilitizantas, tiek alyva viskas susimaišytų kartu ir apie 15 minučių tiek variklis, tiek dėžė pradirbtų. Ir viskas, šiandienas toks yra planas, tai einam dirbti. Turėsiu šio vargelio, leikos galiukas labai mažas, o tepalas labai skystas, tai labai ilgai čia man bėgs. Na, bet kažkada supilsiu. Vieną litrą turim, pilsim 2 litrus, kad porą 100 gramų būtų daugiau negu reikalaujama, nes
Alyvos 200 gramų tiek į variklį, tiek į dėžę visada naudoju dėl teleškavimuose ir taip toliau. Taip. Va, ką naudosim į dėžę. Kas labai patogu, kad yra dar toks šiaudelis. Užsidedat, prieinat, labai patogiai užsipilt. Simple. Daktaras aiskauda. Viskas. Užskam varžtą. Keliam mašiną į viršų, jungiam bėgį, bandom vesti ir žiūrim. Sukam. Pradirbinam 15 minučių. Tai šiandieną rytą pradedam jau nuo autostrados, važiuojam į Vilnių programuotis. Smulkmenų nefilmavau, ką surinkom jau prie variklio, nes tai reikėjo realiai apsitvarkyti laidus, keletą smulkmenėlių, visokius tarpinės išmetimus ir taip toliau. Tai važiuojam į Vilnių programuotis ir susitinkam jau nuo stendo. Visio, traliukas tuščias, mašina nukrauta, jau yra pririšinėjama. Tai ką, dabar tik belieka laikyti pirštus, kad viskas būtų gerai, nes jaudulio labai daug. Nu ir vėl mes garaže, bet garaže jau po visko. Po programavimo, kuris baigėsi mums tikrai labai sklandžiai, viskas pavyko puikiai, viską susisukom, kiek turėjom susisukti, tai važiuoja mašina tikrai neprilygstamai kitaip negu važiavo su 1.6, tikrai kitaip važiuoja, labai stipriai kitaip važiuoja, tai tuom labai džiaugiuosi ir dabar ją reikia būtiniausiai iš karto, būtinai labai greitai reikia pristatyti pas Unique Motorworks, todėl kad mašina yra labai visa purvina po visos tos žiemos projektavimų, tiek variklio skyrius, tiek salonas, tiek visa išvaizda. Tai pirmiausia vešim pas mūsų partnerius Unique, todėl kad baisu, kas čia darosi. Tai kiek mes arklių atsukom. Tai čia leisiu pasireikšti jum, nes mes kartu su Ksado sugalvojame jum padaryti konkursėlį, kur galėsite tuo pačiu laimėti priziukus. Tai laimėsit kuro sistemoje jau matyta tikrai ne vieną kartą kuro sistemai skirtą valiklį multicleanerį ir variklio priedą, kuris jūsų tarnaujantį variklį atgaivins ir toliau jums prailgins jo tarnavimo laiką.
tai variklio priedą. Tai šituos 2 dalykus jūs galite laimėti tiesiog komentaruose parašydami ir bandydami atspėti, kiek mes vis dėlto atsukime arklių ar kilovatų, jokio skirtumo šiam sezonui. Tai tiesiog YouTube'ės komentare eikit, rašykit, bandykit dalyvauti, atspėti ir viskas, tokios taisyklės. Kitam epizode pasveikinsiu nugalėtoją. Tai, o mes ką? Kimbam valytis, puoštis, klijuotis naujus lipdukus ir susitinkam kitam epizode. Bye.